Valstybės saugumas, valstybės gynyba yra visų ministerijų, bendrai inkorporė visos vyriausybės ir visų institucijų bendras reikalas, ypač gyvenant tokio geopolitiniai situacijai. Telecentras kaip susisiekimo ministerijos įmonė turi visą infrastruktūrą, kuri yra tinkama montuoti įrangai, kuri gali detektuoti bepiločius orlaivius, sekti juos, fiksuoti ir atitinkamai tai įrangą perduoti reikiamus duomenis kariniam oro pajėgom. Tų gamintojų yra daug, įmonių yra daug, tai yra šiandien pademonstruota viena iš įmonių, vienas iš galimybių, tačiau pagrindas būtent ir yra telecentro infrastruktūra, kuri gali būti naudojama mūsų krašto gynybai. Mes sudarėm sąlygą savo infrastruktūrą panaudoti šią įrangai, parodėm, kad Saugumo ministerija irgi nori, gali, geba ir dedam pastangas, kad Lietuva būtų saugesnė. Įvykiai paskutiniai su dronai susiję irgi parodė, kad kuomet yra negebama fiksuoti, rasti dronų, tai gerai, kai jie nukrenta į laukus ir nepadaro žalos, o kas būtų, jeigu tas dronas patektų, pataikytų į, pavyzdžiui, susisiekimo infrastruktūrą. Ir man kaip susisiekimo ministrui yra svarbu, kad visa susisiekimo infrastruktūra būtų saugi, todėl tas, kas priklauso nuo manęs, aš dedu maksimalias pastangas prisidėti prie saugumo. Šiandien pristatė Palangos oro uoste antidroninę sistemą, tai aš jau ne vieną mėnesį kalbėjau, kad Lietuvos oro uostai turi investuoti daugiau į saugumą. Žengtas pirmas žingsnis ir per šiuos metus tikimės, kad antidroninė sistema jau bus instaliuota visuose Lietuvos oro uostuose, tai yra Kauno, Vilniaus ir